Raimondai, papasakokit Kretingos gyventojams, kaip Kretingos motobolo klubas ruošiasi šių metų sezonui ir ar jau startavot? Taip, startavom, buvom išvažiavę į Vokietiją, o sezoną visą laiką, kaip ir kiekvienais metais, žiemą sportuojam, tiek laukia futbolą pažaidžiam, tiek į sporto salę eina fiziškai pasistiprėti sezono pradžioje. Buvom išvažiavę į Vokietiją, pirmos varžybos, aišku, mums labai nesusiklostė, bet nenusiminam, iš tikrųjų žaidėm su labai stipria komanda, tai praeitų metų Europos čempionų pirmą vietą, finalininkai. Ir grįžom po 2 varžybų ir ruošiamės šią savaitę išvažiuoti vėl. Kur dedat pagrindinius akcentus, ar pasiruošimai aikšteliai, ar daug darbo yra ir už jos ribų, gal papasakotumėt, kaip viskas vyksta jūsų klube? Ne, tai viskas ir treniruotėse vyksta, ir diskutuojam, ir žiūrim video įrašus, kaip sužaidžiam, kur klaidas padarom, kur reikia pasitempti, kur pasitaisyti. Ir tiesiog visur žiūrim. Kaip komanda pati yra nusiteikus šių metų sezonui? Komanda taip visą laiką stengiasi, ruošiasi, tobulėjam, kaip sakot, visą laiką į priekį einam, tai žiūrėsim, koks tas sezono galas bus. Ar turit kažkokių lūkesčių į priekį? Mūsų lūkesčiai, aišku, yra visą laiką apginti tą Lietuvos čempionatų taurę, kaip ir daugelį metų iš tikrųjų mes ją pasiekėm. Europos čempionatų tikslai irgi yra nors prizinę vietą iškovoti, tai kaip ir kiekvienais metais iš pats. Žinau, kad dabar žaisit daug varžybų išvykoje, kada kretingiškai gali tikėtis šitam stadione pamatyti varžybas? Pirmas varžybos bus birželio 13 dieną. Prieš ką žaisit? Žaisim prieš naują komandą, kitą Kretingos komandą. Ir ko tikitės iš tų varžybų? Tikimės, aišku, gražaus žaidimo, be traumų, aišku, ir pergalės. Dabar jau turėjot šiek tiek traumų, ar žaidybinių, ar tiesiog, kiek žinau, irgi išvažiavę, neturėjot vieną žaidėją? Jo, bet jisai yra po pernai metų patirto kelio menisko, ten operaciją jam darė, bet šiemet jis jau pradėjo nuo balandžio pradžios treniruotis, mumis kartu individualiai, pats darbiškai užsiema, aišku, į varžybas. Patys nenorim leisti skubiai, kad nebūtų vėl kažkas nepasikartuotų, bet jis kruopščiai viską daro, juda, tai manau, kad viskas bus gerai. O technika, ar esate techniką apsirūpinę, kiek turit dabar tų motociklų, ar net teisingai vardinu? Motociklų aš nežinau, tiksliai dabar negaliu, bet yra apie 20 gal. Turi ir jaunimo komandą, ir suaugusių, ar ne? Jo. Kiek iš viso žaidėjų turit klube? Žaidėjų su jaunimu yra, žinau, 15 gal. 15 žaidėjų turit, ar ne? Ar planuojat kažkokių naujų įsigyti motociklų? Pernai sakė, įsigijot 3? Jo, pernai irgi įsigijom su visų pagalba, tiek, aišku, savivaldybė didžiausia nuopelną pridėjo, kad mes galėtumėm įsigyti tos motociklus ir iš rėmėjų. Susirinkom, irgi išėjo vienas motociklas, tai visiems noriu padėkoti, aišku. Be jų nebūtų to sporto iš tikrųjų. Tai gal atskleistumėt, kiek tas vienas motociklas kainuoja? Vienas motociklas kainuoja nuo 10 000. Nėra pigus inventorius, ar ne jūs? Inventorius nėra pigus 10, bet ir detalės irgi brangios. Ir tai o jums jų reikia daug? Taip, vien padangos, pažiūrėkite, vieną padangą, vien žaidėjas, plius minus 2 savaitės čia maksimums. Vieną padangą kainuoja 80-90 eurų. Tai kai reikia 15 žmonių, įsivaizduojat, per 2 savaitės kiekvieniem reikia keisti padangas. Per varžybas tai dar greičiau su tą padangą sunaudoju. Mes praleidžiam kiekvieną dieną išskyrus savaitgalius motobolę. Tai, bet jums tai yra neatlygintina veikla, tai yra visiškai jūsų pomėgis? Viskas visiškai hobis, nes už tai nieko negauna. Investuoja dar ir savo gal asmeninių lėšų ten? Ne, investuoti nereikia. Klubą tai ne? Supratau. Apranga, kūras, motociklai, išvykos. Viskas ir kompensuoja. O kodėl tokią veiklą irgi pats, pavyzdžiui, asmeniškai nesugalvojai pasirinkti pomėgį? Aš nuo pat mažens eidavau į motobolo varžybas stebėti. Ir kažkaip taip ir užsikabliavo.
buvis treneris ir žaidėjas Renatas, taip pat ir Eduardas buvo kaimynai, kai jie įkūrė pirmą jaunimo komandą, buvau tas bandomasis zuikis, pasibandyti. Tai taip kaip ir atėjau, taip ir pasilikau. Erlandai, papasakokit, kaip jūsų klubas ruošiasi šių metų sezonui? Nu kaip ruošės? Matot pats, kaip ruošiamės, dulkėse paskendę ir... Kiek skiriat laiko treniruotėms? Nuo pusė 6 jaunims treniruojasi iki pusė 7, nuo pusė 7 iki pusė 9 iki 9 saugo. Kasdien treniruojatės? Pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai tų treniruočių reikia nemažai, ar ne? Nu, jeigu nori kažką pasiekti, reikia. Kaip norinčių jaunuolių sportuoti tokiam sportą? Nu, pas mūsų tai yra norinčių, bet nebeturim tiek motociklų duoti. Nu, jau taip turim kiek 22 ar 3 motociklų, bet jau... Nu, nesam pajėgi daugiau. Jau. O kiek jaunuolių treniruojasi pas jūs? 10 metų. O suaugusių komandai kiek turit? Suaugusių yra ir 6, ne? Nu, su vartininkas viską. Nu, panašiai tiek jaunimo, tiek suaugusių. O kaip manot, kuo išskirtinis jūsų klubas, kalbant Lietuvos mastu, yra ir kaip jums seksis šių metų Lietuvos motobolo čempionate, nes pirmą kartą startuojat jame? Pirmą kartą startuojam, nu, kaip ir sakau, laiks parodys, kaip čia seksis. Ar bandot vis tiek numatyti savo klubo lygį ir žaidėjų lygį? Nieko apie tai nešnekam. Kaip sakom, visi mes čia kas esam tam rete, kamuolys apvalus, o bus parodys metų galas. Gal pasidalintum, kodėl nusprendei žaisti motobolą ir prisijungti prie šios komandos? Nes nuo pat vaikystės žiūrėdavau, kaip žaidžia ir man patikdavo ir pamenu, kai tą pirmą sykį mane pravežė ir visados norėjau žaisti, bet niekad nebuvo galimybės. Ir pamenu, kai man pasakė, kad čia gali pradėti lankyti mergaitės, tai labai norėjau ir atėjau ir leidau žaisti. O ko reikia, kaip tu galvoji, žaisti motobolą? Ar yra skirtumas, ar vaikinai, ar merginos žaidžia? Kokių savybių gal reikia labiau? Ne, nu, aš manau, kad čia labiausiai motobolė reikėtų drąsos. Idėjas pas jūs? Dabar 10 metų, kur važiuoju per vidų. Ir jie drąsiai lipa ant tų motociklų, nebijo to greičio? Matot, kaip važiuoju. Aironai, tu esi pats jauniausias šios komandos žaidėjas. Gal pasidalintum, kaip tau sekasi klube žaisti? Nu, patinka, labai fainai čia viskas vyksta, treniruojamės. Ta pirma diena, nu, kai buvo pirma mano diena, čia aikštė buvo visai nedrąsu, bet dabar kaip jau išmokom, labai patinka saulutės raižyti, visokius postus, taikis daryti, spausti gazą, labai patinka viskas. O kas buvo sudėtingiausia tau pradžioje ir kas dabar dar vis dar kelia gal tokių iššūkių tau? Nu, man iššūkis yra, dabar sunkiausia yra išmokti kitą pusę varyti. Nes aš į vieną pusę pripratau, išmokau, o dabar į kitą pusę tai yra labai sunku išmokti. O kaip tu jautiesi, būdamas čia jauniausias ir tarp vyresnių žaisdamas, ar jautiesi, kad atsilieki šiek tiek, ar kaip tik tave tai veda į priekį ir tobulėti? Mane veda į priekį, kad tobulėti, nes kaip ateina tenais gal didesni naujokai, tai šiaip dažniausiai manęs neaplenkia. O iš kur ta motyvacija treniruotis? Žinai, kad dar neišeisi į varžybas, bet treniruojasi atkakliai, galvoji dar, kad iki starto 2 metai, bet vis tiek lieki ir treniruojasi. Kur ta motyvacija tavo? Nu, man motyvacija yra, kad broli žaidžia, visur yra pažįstamų ir man taip tiesiog motyvuoja eiti į priekį, save skatinti, kad aš būčiau geriau, gal už kitus važiuočiau. O nebaisu tavo amžiaus jaunuoliui įvaldyti tokią techniką kaip motociklas, ar tu jau mokėjai iki tol vairuoti motociklą? Aš dabar kaip pripratau, nebijau, bet kai buvo pirmoji diena, tai buvo labai baisu, bet dabar tai kaip pripratau, tai iš vis nebebaisu. O greitis aikštelėje, koks jis būna ir ar labai didelis tas greitis? Greitis tai labai didelis, bet visiškai nebaimina.
Nėra jokios baimės. Ačiū labai, kad pasidalinai.